tada paprašyk, kad tau atsiųstų failą, kurį, ką mes turėsim padaryti ir kur mes turėsim eiti. Kur skristi gal. Jo. Reikia dėžę kažkur po vandeniu ar po kažkokį. Mhm. Gerai, pasižiūrėk, ko mums reikės, ko mums reikia pasimti. Ir aš tada prašau, kad tau duot suteiktų energijos, pakrautų tave. Paprašyk savo kūno, kad jisai pakentėtų, kad duotų tau energijos šiai misijai. Paprašyk laivo, kad tave užkrautų. Kūnui gali ir įsakyti savo kūnui, kad jisai duotų energijos ir pakentėtų, po to, sakyk, pasirūpinsi tu juo. Kokio mums įrankių reikia? Reikia diržą pasimti. Ką tas diržas? Išlaikys tavo kūną. Vandenį, taip? Ar kažkas čia. Tai mums abiem reikia pasimti po diržą. Skeptrą reikia tau. Aha, turiu skeptrą. Ką dar? Kur viską dėti irgi turiu maišą tą tinklą. Jo. Kažkam takių reikia užsidėti ant savo dalį. Ką man ant akių reikia užsidėti? Tokį kaip Robocopo, tokį šalmą, taip? Tokius kaip lazerius. Jo, kažkas panašaus. Gerai, turiu. Jo, daugiau nieko tau. Ką tau reikia pasimti? Irgi diržą reikia. Ką taip? Diržą. Jo, man tą žiūroną reikia pasimti. Tai iš įrankių, kur tu gavai, ne? Jo. Kokia jo funkcija bus?
Jas aplinkui matyti. Gerai. Ir tą peilį reikia pasiimti man. Kad skrynę atidaryta, ne? Jo. O kokias apsaugas mums užsidėti? Violetinė kažkas tai. Turiu violetinę apsaugą. Ar mes kiekvienas užsidedam, ar man tau uždėti reikės? Jo, tu uždėti. Gerai, uždėsiu tada. Tu tik man pasakyk, kada reikės uždėti. Ir kaip mes ten dasigausim. Reikės į burbulus ir į portalą. Gerai. Ir mes iš karto po vandeniu atsidursim, ne? Jo. Tai burbulą kursiu aš tada iš violetinės, ne? Iš violetinės spalvos energijos. Gerai. Gerai, pasižiūrėk kaip. Gerai. Jo, galima. Gerai. Tai tada einam, sakyk, kas vyksta. Dar pamirštu. Opa. Sakyk, kada sukur burbulą. Jau dabar. Kuriu tada violetinį burbulą. Uždedu dar veidrodinės apsaugas. Violetinį burbulą. Sako, nereikia veidrodinių apsaugų, tai nuimu veidrodinės, kuriu tik tai violetinį burbulą. Violetinę energiją. Nu, reikia kilti viršų ir pro portalą. Jie atidarys ar mums patiems atsidarys portalą? Jie atidarys. Gerai. Kylam. Jo, praėjom. Kur mes atsidūrėm? Po vandeniu? Jo. Kaip ten vaizdas, ką matai aplinkui? Planetos gal pavadinimas tau ateina. Čia mūsų Žemė ar čia? Tai Kuri žemė. vieta? Žemė. Gal pasakys, kuris čia vandenynas, jūra gal kokia? Gal ateina žinojimas? Ramus. Kažkur prie Pietų Amerikos.
Nu, reikia leistis giliau. Leidžiamės tada į gilį. Ar čia kažkokie griuvėsiai senos civilizacijos, ar kas čia? Toks jausmas. Čia apgriuvę kažkas tai. Mhm. Jo, ar man reikia dabar su to žiūrono pasižiūrėti. Pasižiūrėk. Taip jaučiu, lyg tai kažkas tai mumis stebi, kas čia mumis stebi. Jo, bet nematau. Mhm. Bet nepavojinga. Ne, čia man atrodo mūsų apsauga, mūsų dalys. Ar čia gal... Įdomu, kas čia. Ar čia tam vandenyne ta energija, kuri mumi čia prižiūri, nes jaučiasi, kad labai tokia didelė kažkokia. Ir atpažįsta mūsų, man atrodo, šitą vibracinį dažnį DNR. Jo, reikia praplyšti dabar išeiti. Ir mes dabar tokį išėjome. Žinai, kai būna tokie oro burbulai iš po uolų visokių. Čia dabar yra oro. Kokios spalvos viskas. Tamsoka. Ir matau dėžę. Ar mes tą dėžę galim, tą energiją apjuosti, mes galim tą energiją apgaubti tą dėžę, taip? Ar kaip mums reikia išeiti iš burbulo reikia, ar kaip? Ne, galim per burbulą. Gerai. Apgaubiu. Pasižiūrėk tik tais, tegul pasirodo visa signalizacija, visa apsauga, kuri yra uždėta maginė ir nemaginė. Pasižiūrėk, ar yra kažkokia apsauga uždėta ant tos dėžės skrynios tos. Jo, yra. Aha, gerai, kokia čia dirbtinių intelektų, ar kas čia, ar kokia? Dirbtiniai sąmonės. Čia magija kažkokia. Magija, gerai, kaip mums tą magiją nuimti? Kokiu įrankiu? Mėlyną energiją. Ar skeptrų nuimti, taip? Jo, skeptrų. Gerai, tada išsitraukiu skeptrą. Nukreipiu skeptrą, tegul nusiimu šitą magiją. Lygtais nusiėmė.
Jo. Mhm. Dabar reikia tavo jau peilio vis rakčių. Jo, atidarau. Mhm. Tai dabar tegul viskas pasirodo, kas yra tavo, kas atitinka tavo dažnį. Tegul pasirodo viskas, kas yra matoma, viskas, kas yra nematoma. Ir pasirodo tegul kas netitinka tau dažnio, kad nepasimti to, ko nereikia. Aš uždedu tada dievišką į filtrą. Ir kai imsi viską pertrauk per tą dievišką į filtrą, tegul perleis, kad nusimtų visą magiją. Ir pasakyk, kas ten, ką radai, tavo kas yra. Jo, yra mano tavo ir yra dar kažkieno. Tai vienas. Aha. O kieno dar čia yra, ar mes galim paimti, ar čia kažkas turi pasimti? Ne, turiu pats pasiimti. O kieno čia yra, ar pajau ten yra jos? Trys rutuliukai kažkokie. Aha, energetiniai, kokių spalvų? Geltoni. Mhm, gerai. Kokią funkciją gali atlieka, gal gali pasakyti? Ne, aš nežinau. Mhm, gerai, tai tada susirink savo, pasakyk, kas tavo yra. Ne? Tai mūsų trijų čia, ne, yra. Mhm, jo. Gerai. Mhm, gerai. Mhm, kas tavo yra čia padėta? Kažkokie užrašai. Mhm. Ką jie tau duoda? Burtai kažkokie. Mhm, gerai. Čia knyga ar taip tik tai užrašai? Nu, palaidi tokie. Aha, gerai. Ištraukiu tą tinklą, perleis per dieviškai filtrą ir dėk tada į tą tinklą, į tą maišą, kad nesimatytų. Pasižiūrėk, ar nėra kokių maginių prijungimų, maginės energijos. Čia mano. Mhm. Puodelis mano kažkoks. Tai. Mhm. Ką jisai duoda tau? Ką tu su juo darai? Energijos duodama. Ta patį aš pavyzdžiui, kada tau energijos trūksta, taip? Mhm. Jo. Aha, lygiai tą patį padarau, gerai važinu. Žinojimo kanalas prasivalė, super, grįžta vėl. Gerai, kas dar? Irgi mano rutuliukai daug. Irgi geltoni. Mhm. Ką jie duoda? Trečioji pusė. Aha, jo, energija čiagi. Tokie kaip jie žibantys, ane? Labai žibantys. Jo, žiba. Mhm. Čia, žiūrėk, čia tokie patys, kaip praeitą kartą aš tokius radau, ne? Jo. Mhm, gerai. Čia energija padidės tavo.
Aha. Kiek procentų čia jie tavo energiją padidys? Kiek 1%? 9 priėmė. Gerai, šaunuolis. Gerai. Mhm. Nu tavo. Mhm. Kas mano? Nu, durklas toksai. Aha. Ką jisai duos tas? Toks nedidelis. Mhm. Ką jisai duos? Kokios spalvos? Mėlyna rankena. Mhm. Kokia jo funkcija? Tu irgi galėsi atrakinti. Jo, tą patį jau pagalvojau atrakinti ir nuimti visokius užraktus. Gerai. Kas dar? Akis tavo. Akys? Jau Va, kada kiek procentų? 20. 20. Jas. Jas. Kokios spalvos gal pasakysi? Tokius tamsiai žalias kaip rubinas. Kaip čia. Mhm, mhm. Perleis per dievišką į filtrą, pasižiūrė. Nu jo, tokios tamsiai žalios. Mhm. Ir dar toks, kaip ant ausies užsideda tokia, ne kaip ausinė tokia. Toks kaip aparačiukas kažkoks. Aha, ką jisai duoda? Dėl mano girdėt galės. Demonus, ne? Mhm. Mhm. Gerai. Jie su manim susisiekinės ar kaip? Pasižiūrėk, tegu parodo tavo vaizdus, nes man parodė, kad jie kažko norės iš manęs. Ar juos išsiųs pas Dievą, ar kažką tais, ko jie norės. Jo, čia kaip telefonas. Mhm, gerai. Nu ir nieko, ir lieka 3 kamuoliukai. Tai tada padėk visas kopijas, kurias tu pasiėmei ir kopijas tas, kurias aš pasiėmiau. Padėk visas kopijas 100%, kad būtų tokios pačios kopijos, atgal įdėk. Jo, viskas. Mhm. Tada uždaryk tą skrynę, užrakink ir aš tada vėl įjungsiu magiją. Jau galiu. Mhm. Tada nukreipiu skeptrą, įjungiu tą pačią magiją, kad niekas neateitų, nepaimtų. Aha, grįžtam tada atgal. Kažką reikia dar padaryti, čia paslėpti. Mhm. Kažkas tai dar yra, ne pas? Reikia Ant šitos skrynios reikia? Aha, kokią apsaugą reikia uždėti? Kokią tavo apsaugą, kokią energiją uždėti? Jo, vidinę reikia. Mhm. Tada uždėti
Sakau, uždedu veidrodinę apsaugą, bet pasižiūrėk iš kur energijos, ar iš vandens. Aš galiu paprašyti vandens, kad duotų energijos, ar paprašyti man absoliutų. Jo, galiu vandens. Mhm. Tas, kuris čia mano žiūri. O, Dieve. Aha, prašau, vandens dvasia, vandens energija. Prašau suteikti energijos šitai veidrodiniai apsaugai. Blemba, kokia galinga, čia tas, kas žiūri, tokią galę jaučiu. Prašau, suteik energijos šitai veidrodiniai apsaugai. Aha, užsidėjau. Jo, dabar gerai. Ačiū, ačiū vandens dvasiai, vandens energijai. Štai, kad saugo mūsų įrankius, mūsų dalis, mūsų energijas. Ačiū. Ką tada kylam atgal? Portalą mum patiem atidaryt, ar atsidarys? Reikia kažkur tais ar mes portalą čia galim atsidaryti, ar reikia išeiti iš čia? Ne, iš čia reikia išeiti. Negalim čia. Gerai, tada išeina. Jo, ar galim varyti portalą. Jisai atidarytas? Jo, atsidarė. Gerai, tada lendam į portalą. Grįžtam į laivą. Jo, grįžom. Tai gerai, tai tada dabar instaliuojam viską, instaliuojam energiją, pasižiūrėk, kiek kitus galima į savo spinteles susidėti, ar pas save instaliuoti viską galima. Jo, tas ausinės ir peilį pasidėti. Jie kol kas dar... kol kas nereikalinga dar tos ausinės, ne? Jo. Gerai.